17 diena. Turim etikos komisijos posėdį. Posėdis bus įrašomas ir skelbiamas, atviras, įrašas internete. Tai dabar pasižiūrėkim, ar turim kvorumą. Neringa yra, Lina turėtų prisijungti, aš esu, Rolandas yra, Algimantas yra, Jovitos nebus, Algis yra, Rasa yra, Judita yra, Rolandas neaišku ar bus ir Ingrida yra. Tai kol kas neturim 3, bet galbūt dar prisijungs, tai kvorumą kaip ir turim. Tai posėdis būtų teisėtas ir dabar visi esat susipažinę, išsiųsta jums buvo darbotvarkė, tai posėdis dėl gauto rašto, antras kiti klausimai, Rolandas prisistatė, kiti klausimai. Tai dabar jau Rolandas prisijungė, tai dabar balsuojam dėl darbotvarkės ar bendrų sutarimų? Bendrų sutarimų. Gerai, ačiū. Tai dirbsim pagal darbotvarkę ir pirmasis klausimas, vėlgi jums buvo visiems išsiųstas gautas Šiaulių rajono savivaldybės mero raštas dėl išaiškinimo pateikimo. Tai perskaityti reikia, ar visi turim. Tai pridedama ir verslo rėmimo programos panaudojimo komisijos protokolas ir viskas. Kreipiamasi dėl tarybos nario Dariaus Simonavičiaus ir bandoma paklausti, ar iš tiesų jis nepažeidė viešų ir privačių interesų, nepažeidė viešų ir privačių interesų. Iš tiesų yra prašoma išaiškinimo pateikimo, tai išaiškinimo pateikimą mes šiandien pabandysim ir išsiaiškinti, nes mūsų neprašo svarstyti, o tiesiog išaiškinti. Tai aš kreipiausi ir prašiau, kad apie tai pasižiūrėtų mūsų teisininkė Neringa, tai tada duosiu jai žodį, pasijungia ir sekalbį. Gal tada atjungti? Gerai girdisi. Atsiprašau, Lina, jūs mus girdit? Taip, girdžiu. Aha, Lina, va, aš taip. Sveiki, gyvi visi. Jau pradėjom posėdį, tai išsijunkit, prašau, garsiakalbį. Bet tai pagal vietos savivaldos įstatymą, konkrečiai 23 straipsnio 3 dalies 7 punktą, etikos komisijos viena iš funkcijų yra teikti rekomendacijas dėl viešų ir privačių interesų derinimo įstatymų nuostatų įgyvendinimo. Būtent šią funkciją ir turėtumėm dabar įgyvendinti, nes mero raštu prašoma išaiškinti, ar gali administracijos direktorius pasirašyti dokumentus susijusius su savivaldybės tarybos narių pateiktais prašymais. Na, administracijai. Tai iš principo mes metų pradžioje jau turėjome, atrodo, svarstymą dėl rekomendacijos teikimo, kuomet galima būtų taikyti viešų ir privačių interesų derinimo įstatymą numatytą atstovavimo apribojimo išimtį. Tai šiuo atveju kaip ir turėtumėm panagrinėti tą klausimą, ar direktorius gali pasirašyti dokumentus, kuomet nėra tarybos toksais priimtas sprendimas leisti taikyti įstatymo numatytą tą apribojimo išimtį. Tai
Pagal pateiktą protokolą matau, kad vienas iš svarstomų klausimų buvo susijęs su vienu iš tarybos narių mažąja bendrija, kaip suprantu. Jūs suprantate pavardę, konkrečiai kurį tarybos narį sako. Kad nebūtų dviprasmybių, nes aš galbūt galvoju vieno, jūs sakot kitą. Tai jeigu jūs manote, kad ten yra daugiau, jeigu yra daugiau, tai yra daugiau. Čia tiek, kiek aš pati viešoji erdvėje susižiūrėjau. Tai man ta viena vieta kliuvo. Bet mūsų išaiškinimo prašo dėl visų tarybos narių, ne konkrečiai dėl vieno tarybos nario. Tai ir ar gali savivaldybės administracijos direktorius pasirašyti dokumentus. Tai mano nuomonė būtų tokia, kad viešų ir privačių interesų derinimo įstatymų nėra numatytų kažkokių tai apribojimų direktoriui pasirašyti dokumentus, bet yra keliama pareiga tarybos nariui prieš kreipiantis į bet kurią savivaldybės instituciją ar įstaigą gauti kaip ir savivaldybės tarybos sprendimą, leisti ar neleisti jam kažkokiuose teisiniuose santykiuose dalyvauti. Tai šiuo atveju, mano žiniomis, mes daugiau kitų sprendimų nesam priėmę tik tai dėl tarybos nario Valdemaro Vitkaus. Tai čia galbūt yra viešų privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimas, nes tokio sprendimo savivaldybės taryba nėra priėmusi. Tai kaip ir į vieną klausimą, sakykime, ar direktorius gali pasirašyti, galėtumėm atsakyti, kad jam apribojimų nėra. O kitas klausimas rašte keliamas, įvertinti, ar savivaldybės tarybos nariai kreipdamiesi į administraciją nepažeidžia įstatymo nuostatų. Mano supratimu tai, kad yra viešų privačių interesų įstatymo pažeidimas, jeigu nėra priimto sprendimo iš savivaldybės tarybos dėl atstovavimo išimties taikymo apribojimo. Čia ką konkrečiai, ta prasme, yra tas pareidimas pagal kurį, kuris punktas, tai įvardinti. Čia būtų interesų konfliktas įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje apibrėžiama kaip situacija, kai valstybės tarnyboje dirbantis asmuo, atitinkamas pareigas einantis ir priima, reiškia. Įstatymo 12 straipsnio 2 dalis. Antra labiau. Valstybinėje tarnyboje dirbantis asmuo neturi teisės atstovauti fiziniams ir juridiniams asmenims ir ginti jų interesus institucijose ir įstaigose, kurioje jis dirba. O jei įstaiga, kurioje jis dirba, priklauso įstaigų sistemai, bet kurioje tos įstaigos sistemos įstaigoje. Tai iš tiesų, aš net nežinau, manyčiau, ar nereikėtų mums čia kaip ir yra pažeidimas, reiškia, jis kaip ir tada turėjo turėti išimties taikymą prašyti pas mus. Nes aš žinau, yra asmenys, kurie kartu atlieka tarnybinės pareigas ir pareikšti apie nusišalinimą ir jokia forma nedalyvauti toliau atliekant tarnybinės pareigas. Kaip jis ir nedalyvavo, tada sprendimo priėmimo. Čia nėra susijęs su sprendimų priėmimu, o pačių kreipimusi į savivaldybės administraciją. Nes čia labai svarbu išsiaiškinti visiems atvejus.
Tai bet aš ir galvoju, kad čia toksai, nu, truputėlį neeilinis klausimas. Jeigu, sakykime, darbo santykiai buvo Valdemaro ir savivaldybės tiesiogiai darbo santykiai, tai jis prašė išimties tvarka ir mes priėmėm, davėm jam išimties tvarka, tik tai šitoje vietoje dar po paskutinių mokymų aš supratau, kad mes dar jį turėtume ir viešinti tą išimties tvarka priimtą sprendimą, jis turėtų būti internete patalpintas. Yra skelbiamas. Va, tai šitą, o reiškia, o čia tai mes tiesiog dėl kompensacijos prašymo galbūt reikėtų mums tada pabandyti kreiptis į FTECą pilnesnio kažkokio išaiškinimo apie visus tokius. Kaip Jūs manot? Prašau, Algimantai. Mikrofoną paspauskime. Kai perskaičiau šitą raštą, ir man kilo įtarimas, reiškia, nu, toks pastebėjimas, kad šitas tarybos narys, prieš teikdamas gauti ten tą kompensaciją, jis pirmą turėjo kreiptis į etikos komisiją, ar galiu aš pateikti ar ne, tai būtų gavęs atsakymą, jeigu būtų neigiamą atsakymą, tai būtų ir direktorius teisingai būtų pasielgęs, o dabar tai direktorius sumaišė privačius interesus. Man rodos, kad čia yra... Ne, direktorius nesumaišė čia. Ne apie direktorių, bet ar jis gali pasirašyti tokiu atveju. Jis visai kaip direktorius gali pasirašyti ir mes nekvalifikuojam jo ir neinterpretuojam gali ar negali. Tiesiog direktoriui nėra tokių apribojimų kažkokių. Taigi jis gali pasirašyti, o ar tarybos narys sumaišė viešus ir privačius, va tą mes ir turėtume išsiaiškinti. Taip, Judita. Aš dabar norėčiau pateikti pavyzdį. Mūsų savivaldybė turi patirties panašioj, kaip sakyti, byloj, net ir teisinėj byloj, net ir tekė dėl kito tarybos nario. Nežinau, kadangi viešai turbūt negaliu gal įvardinti, nors tas sprendimai FTECO yra vieši su pavardėm. FTECO tinklapyje galima įsitraukti tuos sprendimus, matyti. Tai va, ir čia buvo svarstant tą klausimą, kada irgi tarybos narys atstovaujantis viešąją įstaigą pasirašė su administracija šitą tokią, tai FTECas nusprendė, FTECO sprendimu tiesiai šviesiai, kad pripažinti, kad tas tarybos narys, reiškia atstovavęs tokiai tai įstaigai, šitą dėl paramos lėšų naudojimo pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalies nuostatą. Ir antrų punktų buvo pasiūlyta Šiaulių rajono savivaldybės merui nustatyti kontrolės ir priežiūros tvarką veiksmingai užtikrinančią Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto draudimo atstovauti šioje savivaldybėje, skaitant ir jos administraciją laikymasi. Tai aš nežinau, kokią ten tą tvarką priežiūros ir kontrolės meras taikė, bet jo šitas raštas kreipimasis į dabar etikos komisiją, tai ir yra vienas, aš sakyčiau, iš priemonių, kad būtų kontroliuojama, kad nebeįvyktų, nes tada svarstant teisiškai čia iš to viso sprendimo suprantu, kad tarybos narys bandė teisintis, kad, reiškia, kodėl pasirašė administracijos direktorius, kaip ir jam atsakomybę sumesti, kad jis galėjo nesirašyti su manim, jeigu jis manė, kad tai yra viešųjų ir privačių interesų įstatymo pažeidimas. Tai čia dabar meras norėdamas apsidrausti, kad direktorius vėl to, nes kas yra direktorius? Direktorius yra politinio pasitikėjimo irgi žmogus, tai jis negali, kaip sakyti, pats savavališkai nepasirašyti kažkokio tai dalyko susijusio su tarybos nariu. Tai taryba, kaip meras yra jo kaip ir darbdavys, tai... Kuriais metais šitas sprendimas buvo priimtas, mes galėtume... Jis buvo priimtas 23 gruodžio mėnesį. Čia buvo ir per spaudą, ir mes etikos komisijai svarstėm, ir išėjo iš etikos komisijos šitas tarybos narys, tai nežinau, čia man įvardinti, bet turbūt visi suprantat, apie kurį kalbu. Tai čia buvo nevienareikšmiškai pasakyta ir aš manau, kad čia yra analogiškas atvejis. Juo labiau, kad šitas dabar tarybos narys atstovauja UABą.
Tai jis nėra vienintelis, sakykime, kaip Mitkus Valdemaras, kad buvo, jis, negali jo niekas pakeisti. O jisai ir kreipimas ir visa kita, kaip ir UABO, gali gal kažką kitą įgalioti. Dar vienas dalykas, bet kad į etikos komisiją kreiptis, išimties prašyti, kad mano, reiškia man ten akcijos, kas ten priklauso jam, ar jis yra direktorius, tiksliai negaliu pasakyti, nori kreiptis dėl tokios tai paramos ir reiškia, aš nusišalinsiu, sakykime, nepasirašinėsiu, mano pavaduotojas ar kažkas pasirašys, bet niekas irgi nebuvo informuotas. Vat, paviešinti šitą dalyką, kaip ir reikėjo. Taip, neringa. Teisiškai. Ką jūs minėjote, kad meras buvo įpareigotas priimti kontrolės ar ne? Pasiūlyta jam buvo jau. Tai tas yra įgyvendinta tarybos veiklos reglamente. Vasario mėnesį buvo papildyta 180 punktų, kuris teigia, kad iš ankstinį motyvuotą prašymą savivaldybės tarybos narys turi pateikti etikos komisijai prieš atlikdamas bet kokius atstovavimo veiksmus. Tai jau šita norma galiojanti yra nuo vasario mėnesio. O čia protokolas, supratau, vyko lapkričio pabaigoje. Pagal protokolą sprendžia to. Spalio 21 prašymas, man atrodo. Ai, bet protokolas buvo lapkričio, ne? Lapkričio 21. Kas dar norėtų pasisakyti šito klausimu? Prašau, Rolandas. Tamošaitis. Tai aš palaikau, kaip pirmininkė sakė, gal tikrai mums reikėtų kreiptis į FTEką patį. Šitų nuomonių visokių yra ir manau, kad kas išaiškintų mums aiškiau ir geriau. Nekiltų abejonių mums čia vietoje. Aš nelabai pritarčiau tam dalykui. Čia viskas kaip ir aišku. Rašte meras klausė dviejų dalykų. Ar direktorius gali pasirašyti ir ar tarybos narys nepažeidžia taip. Tai, kad direktorius ar gali ar ne, mes galim pasakyti, kad mes, reiškia, negalim jam nurodyti, ar jis pasirašys ar ne, reiškia, o kad bus pažeistas tas ir tas, viešųjų privačių derinimo 12 taip, kad pažeidė nepranešdamas, ir to labiau dar mūsų reglamente, kad jau buvo nuostata galiojanti, kada kreipėsi. Tai čia viskas aišku, kad tarybos narys, kuris kreipėsi į tą, pažeidė viešų privačių 12.2. Aš siūlyčiau tokį atsakymą, nes mes atsakymą turim duoti. Mes merui atsakymą tikrai turim duoti, išaiškinimą, o dėl tarybos nario jau tada pradėti ar nepradėti tyrimą, surinkti kažkokią medžiagą ir taip toliau. Tas vadinamas ikityriminis dokumentų rinkimas. Jo, pritarčiau šitai pozicijai, kad į tą ikityriminį reikėtų procesą atlikti, nes šiuo atveju nelabai yra aišku, ar etikos komisija, va štai turėdama tik tai tokią informaciją, galėtų pradėti tyrimą dėl savivaldybės tarybos nario šitų veiksmų. Tai čia galbūt vertėtų kreiptis į FTEką, nes mes paaiškinti, bet ar galim imtis kaip etikos komisija. Nes mes neturim dokumento pradėti tyrimą. Aš atsiprašau, bet aš kalbėjau ne apie tyrimo pradėjimą, bet atsakymą į tą mero klausimą. Ne, tai taip, tą vienareikšmiškai. Ar tarybos nariai kreipti tokį bendrinį tą įvertinimą, mes atsakyti galim, kad jie pažeidžia viešųjų privačių 12.2. Mes galim atsakyti, o dėl konkretaus jau mes tolimesni veiksmai. Čia dėl pateikimo išaiškinimo į jo paklausimą. Aš tik dėl bendrai. O tolesni ten veiksmai dėl konkretaus to, tai jau čia kitas dalykas. Aš tik dėl atsakymo. Tai mes su teisininkė Neringa čia kalbėjome ir jinai yra parengus, ar visiems yra išsiųstas šitas? Ne. Tai šiandien tada persiusim elektroniniu paštu dėl paaiškinimo pateikimo ir peržiūrėkit, būkit geri šiandien ir kažkokius pastebėjimus tada parašykit.
į mūsų etikos šitą elektroninį. Ir tada mes pasižiūrėsim ir pateikti atsakymą mes iš tiesų turim. Tai va tą išaiškinimą dėl išaiškinimo pateikimo, o tada jau kreipsimės į FTECą tam, kad būtų galutinis mums paaiškinimas, ar mes jau galim rinkti dokumentus ir pradėti tyrimą. Nepradėti, reiškia, paskutinis praeitą savaitę buvo FTECO mokymai. Tai žinau, kad Algimantas buvo prisijungęs, Neringa, aš. Tai ten buvo labai tokių daug teisinių dalykų, tokių šiek tiek pasikeitimų, kad iš tiesų yra toksai vadinamas laikotarpis iki tyriminis, kada mes renkam kažkokią tai medžiagą ir kai susirenkam, pamatom, kad galim pradėti tyrimą, tada tik tai pradedam tyrimą. Ir kai tyrimą pradedam, kada nutarėm, kad mes pradedam tyrimą, tos dienos data, mes per 10 dienų turime ne darbo, o 10 kalendorinių dienų turime pateikti, reiškia, kad mes pradedam tyrimą ir kokiu dokumentu, kuo remiantis pradedam tyrimą, kad tai turi būti labai pagrįsti, labai teisiškai teisingai parašyti dokumentai. Nagrinėjo, kad, reiškia, etikos komisijos ne visada pateikia pagrįstus dokumentus, teisiškai teisingai parašytus, tai mes čia nei vienas nesam teisininkai, tai labai džiaugiamės, kad mums stipriai talkina Neringa, rašo, mums padeda tuos dalykus parašyti teisiškai, kaip tai turėtų atrodyti. Tai tada aš nežinau, ar mes čia nutarimą, kad pateikti, ar mums užtenka bendro pritarimo, kad išsiuntinėjam dabar visiems ir paskui gal net nuotoliu galim pasidaryti gero pusvalandžio posėdį, kad aptarti, kokį raštą mes iš tiesų išsiunčiam merui. Ir kokį raštą siunčiam į FTECą, tam, kad gautume pilną išaiškinimą. Nes prie kitų klausimų šiandien jūs puikiai supratot, kad meras vėlgi davė mums užduotį surasti paaiškinimą vėlgi dėl Dariaus, ar nepažeidė viešų ir privačių interesų, pristatydamas vieną iš klausimų taryboje. Tai čia kaip ir turėtume šiek tiek daugiau, tai papildomą tą klausimą tikrai bandysim pridėti prie to paties, kad nereikėtų kiekvieną dieną po kažkokį raštą rašinėti ir išplečiant vien bendrą, kad būtų paaiškinimas ir kad galėtume suprasti, kaip mes iš tiesų turėtume tuos dokumentus ir tuos viešus ir privačius interesus, reiškia, prisižiūrėti. FTECas pabrėžia, kad jie iš tikrųjų nagrinėja tik viešus ir privačius interesus, kiek jau mes čia nusišalinam ar nenusišalinam nuo vienų ar kitų tarybos klausimų, sprendimų priėmimų, kiek tam tikrus klausimus pateikiam, pasirodo, kad galima pateikti, reiškia, tik tai reikia dabar pasižiūrėti, ar čia šitoj vietoje jau čia viskas yra gerai, ar galėjo kažkas kitas pateikinėti ir taip toliau. Tai va, tai čia jau... Tai prašau, Rasa. Tai aš kaip suprantu, dabar čia meras buvo uždavęs klausimą dėl to klausimų, ar gali Darius pristatinėti sprendimą, ar ne? Tai mes irgi kreipsimės į FTECą ir ten klausim, ar kaip jūs opozicijos lyderis gali pristatyti klausimus. Taip. Mes prie to paties pirmojo tiesiog pridėsim ir praplėsim. Jūs kaip planuojat kaip opozicijos lyderis, kuris jis yra opozicijos lyderis, bet jis yra susijęs. Tai jis galėjo. Nes opozicijos. Tai susijęs Bet jeigu jis susijęs arba nešakės. Bet pačiai, visi puikiai žinom, kokia įmonės vieta. Bet čia įsiaiškintis yra tokia. Nes tikrai čia interpretuoti galima įvairiai. Negali jokią formą dalyvauti, jeigu yra susijęs. Jokią formą. Jo labiau pristatinėti.
Jis net svarstyti negalėjo, jeigu jis iš tikrųjų yra susijęs. Paskaitykit viešųjų privačių derinimų. Vakar skaičiau, neišskaičiau niekur, nesuprantu, aš ne taip griežtai žiūriu į visą tai. Ne, interesą keliančius klausimus svarstyti negali, Jokia forma. jokia forma negali dalyvauti. Jo labiau pristatinėti. Taip, Ingrida? Aš norėjau paklausti, jūs dabar kalbam, ar jisai klausimą net pateikė ne savo amžiaus, kaip pasakyti, grupė, jisai pateikė pensinį amžiaus ir jisai čia nieko nesusijęs. Ne, aš atsiprašau, galiu jūs tada Taip, Neringa. Aš galiu pasidalinti tik tuo, kad yra tokia teismų praktika, kuri teigia, kad savivaldybės tarybos narys, net ir rašydamas peticiją bendruomenės vardu, ten buvo peticija dėl medžių, man atrodo, kirtimo, jis pažeidė viešuosius ir privačiuosius interesus, kreipdamasis į savivaldybę, kurioje jis yra tarybos narys. Tai net ir visuomenės interesų gynimo atveju savivaldybės tarybos narys negali pasirašyti jokių dokumentų. Jokia forma negali būti ir vienoje, ir kitoje pusėje. Taip, Rolandai, prašau. Lygiai prieš savaitę laiko komitetų posėdžių metu aš dar uždaviau lygiai tą patį klausimą, ar jis tikrai nepažeidžia viešų privačių interesų, pristatydamas šitą klausimą. Tai jis, manau, jau turėjo puikiai savaitę laiko išsinagrinėti šitą dalyką. Jeigu jau kilo klausimas, sakykime, kaip tarybos nariui, kodėl jis pasitinėja, tai manau, jis jau turėjo irgi pasiruošti to klausimu, bet jis šiandien nedavė atsakymą to. Aš dar norėčiau papildyti, kodėl ir man kilo iš karto, kaip sakykime, dabar va čia dauguma į šitą dalyką kreipiam labiausiai dėmesį, kad jis nepriklauso tai kategorijai žmonių, kuriems būtų taikomos tos lengvatos. Aš irgi, pavyzdžiui, pamačiusi tą klausimą, iš tikrųjų aš jį pamačiau tik tai vasarė prieš pat mūsų komitetų jungtinių posėdį. Pradžios negalėjau irgi įsigilinti, nes nebuvo aiškinimų ten to iš įvertinimo ir korupcijų, bet toliau. Tai idėja, viskas tvarkojama, pasirodė viskas gerai. Čia yra lengvatos atitinkamam labai pažeidžiamam žmonių grupėm ir taip toliau gražu viskas. Taip, bet man ten kilo kitų klausimų ir šitą dėl išreiškimų, ten visą kitą, bet aš dar iš savo patirties žinau, prisimenu, turbūt, jeigu nesuklysiu, 2007 ar 2008, kada mes turėjom, savivaldybėje buvo daug vežėjų atliekančių šitą paslaugą rajone, ten privatininkai buvo viską. Ir į mus tada kreipėsi ekonomikos skyrius, prašydamas pagalbos į kontrolės ir audito tarnybą, reiškia, kad jie nebegali sukontroliuoti, kad įtarė, kad yra piktnaudžiaujama, vežėjai piktnaudžiauja šitom, reiškia, lengvatom skirtom lėšom. Kad, ten pamatė netyčia, kad tiesiog pravažiuoja pensininkų per dieną tiek, kiek ten net negyvena. Reiškia, ten kelis kartus ir kad tai yra, įtarė, kad tai yra išmušami bilietėliai su, reiškia, lengvatom, ten nulinių nebuvo su lengvatom, reiškia, ir kažkiek tai privatininkas, jis matyt gali įsidėti tų pinigų ten po 20 ar kiek ten procentų padengimo, o daugiau pasiima papildomai iš savivaldybės, tai padidiname savo apyvartą. Tai dabar, kaip ten sako, kas gali paneigti ir galimai, kada mes turim tik 2 vežėjus rajone, sakykime, kad vienas iš vežėjų, tuo labiau, kad buvo, tada aš tą auditą atlikau ir aš dar nustačiau tokių faktų, būtent su mūsų šituo dabartiniu pagrindiniu vežėju, kad vairuotojai daro dar ir tokius dalykus ir kad jie tą daryti, nežinau, ar darystų, kaip sakyti, savarankiškai. Kad darė tokį dalyką, žmogui, kuris važiuoja su 50% lengvata pagal amžių, reiškia, jis sumoka tą 50%, bet jam bilietėlį, nes taip paprastai virš 70 metų žmonės buvo jau tada, pagal transporto lengvatų įstatymą. Bilietėlį išduoda kad 20% jis mokėjęs. Ir žmogus, aišku, ne kiekvienas, vienas netyčia namo parvažiavęs su visais čiakučiais atkreipė dėmesį.
kad va, aš mokėjau tiek, o kodėl man bilietas už tiek. Ne tas klausimas. Ne, čia tas klausimas, aš ką noriu pasakyti, kad tai gali būti vienas iš vežėjų naudingų sprendimų, jeigu mes padarysim nemokamus, kad jie gali didinti keleivių skaičių, taip rodydami, kad jie vežia tuos ir savivaldybė jiems turės už juos apmokėti. Jie savo apyvartą gali pasididinti. Tai galiaus, aš čia taip jau iš giliai, bet tai gali būti, kas gali paneigti, jeigu susijęs su ta įmonė, kad nėra sustarimas, kad jiem palengvinti taip įmonė gyvavimą, pasididinti apyvartas ir taip toliau. Nes kontrolė yra gana sudėtinga tokių dalykų. Apie tai yra kalba, kad jisai su ją susijęs, kad gali kelti. Jis ten teikia paslaugą, jis tiesiogiai nedirba. Tai jeigu jis jau nesitikimės išalino, tai reiškia kažkaip susijęs, tai jis naudos, jo tas pasiūlymas, tą įmonį gali turėti. Mes dabar svarstam, ar mes teikiam to aukščiau, čia mes taip filosofuojam, ar teikiam aukščiau, ar mes imamės tyrimą. Manau, čia yra du dalykai. Taip. Tyrimą galėsim pradėti tik tada, kai turėsim pakankamai informacijos. Taip, prašau, Rasa. Mes gavom ar ne pakeitimą, jis teikė tą pakeitimą 24 metų lapkričio 13 dienos iš vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos. Kur 7 punktas, pareikšti apie nusišalinimą deklaruojančiam asmeniui neprivalu kaip. 7.3 punktas. Svarstomas klausimas yra susijęs su institucijų, įstaigų, įmonių ar bendrovių biurų teikiamomis viešosiomis paslaugomis. Pavyzdžiui, švietimo, sveikatos priežiūros, telekomunikacijų, šilumos, energijos, vandens tiekimo, komunalinėmis ir panašiai, kuriomis naudojasi ir savivaldybės tarybos nariai ar jų artimi asmenys, išskyrus atvejus, ir pasižiūrim tada, ne? Išskyrus atvejus, kai priėmus sprendimą, minėtieji asmenys tokiomis paslaugomis naudotųsi išskirtinėmis sąlygomis, suteiktomis dėl asmens dirbančio valstybinėje tarnyboje einamų pareigų ar nagrinėjamasis klausimas yra akivaizdžiai ir tiesiogiai susijęs su valstybinėje tarnyboje dirbančio asmens ar jo artimųjų asmenų privačiais interesais. Šito nėra šitam klausimo pristatyme. Niekaip su jo interesais nėra susiję. Ir čia yra tas, kad neprivalu. Aš traktuočiau taip, nes čia yra lapkričio 13 dienos, ar ne? Taip. Tada neprivalu. Bet tai žiūrėk, Rasa savo vieną, neprivalu. Dida savo kitą, tai jie atrodo kitai. Man atrodo, reikėtų kreiptis į FTEką ir jis išaiškintų viską iki galo. O mums čia atrodys vienas vienaip, kitas kitaip. Kokie čia mes teisininkai? Taip, mes neteisininkai, už tai sakau. Aš už tai ir siūliau, tik tai tiek, kad praplėsti tiek, kiek kreipiasi meras ir kiek šiandien per posėdį iškilo tas klausimas, jį praplėsti ir prašyti išaiškinimo FTEke. Ar aš teisingai supratau, mes prašytume išaiškinimo tik dėl šito, ką šiandien meras įvardijo, dėl klausimo pristatymo, ar galėjo? Ne, Judita, viso išplėstinį. Turbūt dirba tas tepas. Gausim atsakymą. Taip, ir viskas, gausim atsakymą, bus aišku. Aš norėčiau. Dabar reiškia dėl lengvatų pateikimo. Kaip tie dokumentai papuola, reiškia, prašymai. Į kokį skyrių? Tai aš kiek supratau, į ekonomikos skyrių. Taip, čia pats tarybos narys nuo opozicijos kreipėsi, surinko tam tikrus davinius ir teikia. Ar jūs klausėte apie šitą? Ne, jūs klausėte tą, kur jis kreipėsi į programos lėšų. Taip. Dėl šito kompensacijų. Į ekonomikos. Jeigu yra tarybos narys, tai kodėl ekonomikos skyrius praleido svarstyti tarybai? Stabdyti, tai... Ekonomikos skyriuje, ne. Ekonomikos skyriuje bendra tvarka, ten, kur buvo išsiųsta su visais, ką svarstė, ne vienas, o kiek čia buvo 10-11 besikreipiančių, ne, 20. Viskas toliau, aš suprantu šitą. Tik tada, reiškia, į tarybos narys yra, tada tegu kreipiasi skyrius į etikos komisiją. Ar galima jam jo prašymą teikti?
Nes jeigu nebūtų privatus interesas. E, Dabar reiškia skyriai- apsvarsto ir paskiau mums kyla klausimas svarstyti. Skyriai negali pateikti. Aš pavyzdžiui. Ne, nu, tai komisija. Reiškia situacija tokia. Komisijos pirmininkas kas yra tada? Posėdžio pirmininkė buvo ekonomikos skyriaus vedėja. Jo, ekonomikos skyriui pateikė nuo įmonių. Čia teikia įmonės kompensacijai gauti. Ne, jis kelia klausimą, kodėl priėmė. Kodėl priėmė? Nu, negali. Priimt turi, todėl kad jis teikia ne nuo savęs asmeniškai, o jis teikia nuo įmonės. Neaišku, dar kaip. O jis tos- Įmonės visi vadovas. Taip, o jis tos įmonės vadovas. Nu, ar mes visus įmonių vadovus pažįstam? Tai gali nei žinoti, nei... Va, nes čia, kur tu aš pasakysiu. Negali vertinti, ar kils ar nekils interesų konfliktų. Va, svarstyta kreipėsi kaip UAB elektros ekspertai ir pateiktas prašymas. Tik tai vėliau aišku, kad jisai yra, kai reikia jau nutarta vadovaujantis reglamento 2 ir 16 punktais, nuostatų 23 punktų siūlyti administracijos direktoriui vadovaujantis TTT, papunkčių UAB elektros ekspertai skirti iš programos lėšų 381 eurą. Iš dalies kompensuojant patirtas ir pagristas darbo priemonėms įsigijimo išlaidas. Tai dabar mes turim 2 atsakymus padaryti. Vieną atsakymą reiškia merui teikti, ką jis prašo meras, o antrų galim duoti tam tarybos nariui irgi atsakymą. Tai jūs pažeidė šitą privačių interesų. Be tyrimo jam tokio dalyko parašyti mes negalim. Be tyrimo. Mes išvada tokia, kad pažeidė ir taip toliau, mes galime tik po atlikto tyrimo. Tai vat šitoj vietoj mes negalim padaryti patys nusižengimo, nes jeigu mes padarysim tokį nusižengimą ir tarybos narys mus apskūs tekui, tekas automatiškai mūsų sprendimą panaikins. Nepradės jokio tyrimo, jie tiesiog panaikins. Viskas. Tada mes skūsim jo tą... Nieko mes neskūsim, nes jie kaip panaikina, mes nebeturim jokios teisės jų skūsti. Tai yra aukštesnė institucija ir mes juos skūsti negalim. Todėl šitoj vietoj mes iš tikrųjų negalim daryti tokių pažeidimų, nes dabar turėtume siūsti ir užsiklausti ir tik susirinkę tam tikrus dokumentus, gavę išaiškinimą iš teko, arba pradedam, arba nepradedam tyrimo. Taip tai aš tą ir siūliu. Ar galim pradėti tyrimą ir kokių dokumentų dar reikia, kad pradėti? Taip, mes neturim jokio dokumento. Ar mes galime savo iniciatyvą? Nes mes neturim nieko. Balsuoja. Taip, gerai sako, jūs kaip pirmininkė siūlykit, balsuoti. Aš jau paprašiau, kad jūs visi sudalyvautumėt, pasisakytumėt, todėl kad jūs užgošti negaliu. Taigi, siūlau, reiškia, pateikti merui atsakymą ir kreipiamės į FTEKą. Tai balsuojam bendru sutarimu. Prašau? Projektus su tuo atsakymu ir kreipimuose išsiųsti susipažinimui greitai. Tai sakau, šiandien išsiųsiu jau jums to jau pat dėl išaiškinimo pateikimo, o kreipimasi rytoj. Balsuojam? Bendru sutarimu ar visi už? Balsuojam. Kas už tai, kad kreiptumėmės į FTEKą ir išsiųstume merui paaiškinimą. Kurio tekstą? Kas už kelią? Kaip buvo sudėliojus? Sekretorė skaičiuoja visus. Nu visi vienbalsiai. Linos dar Vienbalsiai. Tai ačiū tada. Ar kitų klausimų turim?
Dabar dar kartą primenu apie posėdžius. Reiškia, kad posėdžiai, nežiūrint to, kad buvo paskelbta, kad etikos komisijos posėdžiai yra transliuojami viešai, Vtekas paaiškino, kad iš tiesų tie posėdžiai, kurie gali būti transliuojami viešai, jie ir turėtų būti transliuojami, o mes turim teisę nubalsuoti ir tuos posėdžius, kuriuose yra ten asmens duomenys, jautrūs klausimai, juos daryti uždarus. Tai tiek tam kartui. Ačiū visiems už dalyvavimą. Lina neužmiršta kiekvieną kartą raudonai